Sveiki! Pakalbėsime apie pakraunamų kamerų didžiausius minusus. Tai pirmas minusas yra baterija. Jinai natūralu išsikrauna. Vasarą dar viskas tvarkoje. Vasarą pakabinam saulės panelę, saulės daugiau, ta baterija pakrauna žiemos metu, saulės mes nelabai turim, todėl natūralu baterija išsikrauna. Kam greičiau, kam ilgiau, čia jau priklauso, kiek kamera judesio fiksuoja. Kaip pavyzdys paaiškinsiu. Čia yra PIR jutiklis, šilumos jutiklis, vadinkim taip. Jisai fiksuodamas judesį, kamera pažadina iš miego. Jeigu to judesio kamera fiksuoja daug, normalu, kad baterija greičiau ir išsieikvoja. Jei judesio mes turim mažai, kamera tarnauja ilgiau. Kam savaitę, kam dvi, kam mėnesį, kam dienom, čia jau priklauso nuo judesio kiekio. O kad nebūtų daug tuščių šnekų, mes pakeisim bateriją, prisijungsim prie kameros ir aš jums parodysiu, koks yra energijos eikvojimas. O antras minusas - pakabinę kamerą. Atkreipkite dėmesį į tokias žolės. Būna tokių situacijų, kad tokia žolė, būdama prieš kamerą, jinai pažadina kamerą. Šiuo atveju taip ir buvo. Vieną naktį kamera dirbo ištisai beveik 6 valandas dėl tokio dalyko. Taip kad tos dalykus reikia nusiravėti, kad jie nemaišytų kamerai. Na ir persikeliam pas mus į ofisą. Kamera grįžo po testavimų, eisim testuoti kitas kameras, parodysim dar įdomybių. Tai dabar pakalbėkime apie tą bateriją ir kiek laiko jinai tarnauja. Tai jeigu pastebėjot, mūsų pirmas video buvo darytas lapkričio 28 dieną, baterija buvo 100%. Įprastai čia kamera fiksuodavo nuo keliasdešimt iki 100 daugmaž judėjimų. Šiek tiek juos pažiūrėdavau, tai ir matom, kad mūsų kreivė baterijos krenta palengva. Krito palengva iki grubiai 60%, kas buvo daugmaž gruodžio 13. Tai vadinkim porą savaičių, pusę baterijos mes išnaudojame. Ta žolė, zaraza mūsų, paleido kamerą dirbti beveik 6 valandas ištisai. Tai tą naktį mes turėjome baterijos kritimą iki 20%. Na ir dar paskui keletą dienų ir mūsų baterija įsikrovė. Šiandien yra gruodžio 18 diena. Taip kad viskas priklauso nuo kameros darbo intensyvumo, ką mes matome ir šioje kreivėje. Jeigu judesio turi daug, be abejo jūsų kreivė kris taip. Jeigu judesio turit įprastai, ten keliasdešimt, ten 100 kartų per dieną, per parą, tai mes greičiausiai turėsime baterijos tarnavimą iki mėnesio. Jeigu to mėnesio eigoje šiek tiek bus saulės ir pajungta saulės panelė, be abejo mūsų baterija čia būtų įkrauta, kadangi mes saulės panelės nenaudojame, tai jokių įkrovimų ir nebuvo. Na ir be to, per šias 2 savaitės mes saulės nelabai ir matėm, taip kad nelabai ką praradom. Tai tikiuosi atsakėm į klausimą ir vienas iš įdomiausių dalykų, kaip ir minėjom prieš tai video, kad perkant šią Reolink 4K raiškos kamerą pakraunamą, antrą bateriją jūs gausite nemokamai. Tai yra išties labai vertingas dalykas žiemos metu ir kai akcija pasibaigs, mes iš patirties puikiai žinom, kad jūs klausite, tai gal galime gauti bateriją? Ne, baterijų daugiau tiesiog tokių nebus. Turim kiek tą, kurį turim. Na, o pilnam smalsumui patenkinti, šiek tiek pakalbėsime ir faktais. Turime išėmę atminties kortelę iš kameros, įsidėjom ją į kompiuterį, na ir matom savo datas. Taip pat galim čia gal šiek tiek pažiūrėti, kiek tų įrašų užfiksavo faktais. Tai pavyzdžiui, 10 dieną yra išties mažai failų, vos 8. Pažiūrim, ką mes čia gero užfiksavom. Stirnaitė. Lendam į sekančią dieną, 11. Failų jau daugiau, turim 142 pasižadinimus. 12 dieną turime 152. 13 dieną, kada čia ir vyko masinis judėjimas, turime 728 judėjimus. Daug čia labai tų failų, čia mes prisikaupę bereikalingų. Na ir matom tą žolė, kuri mus čia ir erzino. Taip kad dar kartą faktu parodau, kad šitie visi žolių aplink momentai, jie yra išties svarbus, nes trikdo kameros darbą, bereikalingai iškraudinėja bateriją ir bereikalingai jūs tik erzins.